1940 birželis. Lietuva okupuota. Amerikos lietuviai tais pačiais metais dėl prarastos laisvės susitinka su prezidentu Rooseveltu. Po 6 metų ir vėliau susitikimai su prezidentais Trumanu, Eisenhoweriu, Kennedžiu, Carteriu. Prezidentas Reiganas susitikimo su Amerikos lietuviais metu replikuoja: Sovietų sąjunga – blogio imperija. Jeigu tu taksi vairuotojui sakytum Manhatane noriu nuvažiuoti į Williamsburgą, sakytų eik pėsčias, toliau nevažiuosi. Kada klausia manęs, iš kokio miesto jūs esate, tai galvoju, jau laikas man sustot kalbėti, kad nesuprastų, kad aš ne iš Lietuvos. Mes ne lietuviai, mes Amerikos lietuviai. O kas tas Amerikos lietuvis? Taip kaip mes visą laiką mylėjom Lietuvą, jūs turit mylėti Lietuvą, nes jinai labai yra unikalus kraštas. Filmuojame lietuvių paveldą Niujorke. Tuoj klausia, ar galės mūsų vidų įleisti. Esame Niujorke, mieste, kuriame atvykėliui patariama geriau nevažinėti automobiliu. Todėl keliausime kartu su kunigu Valdemaru Lisovski, kuris Jungtinėse valstijose dar tik porą metų. Čia atvyko iš Norvegijos lietuviškų parapijų. Šiandien iš Kvinso rajono keliaujame į Brukliną. Koks pasirodė Niujorkas tik atvykus? Pilna žmonių, tai tas labai buvo matomas dalykas, chaotiškas eismas. Visi skuba ir karšta, nes tai buvo birželio mėnuo, tai aš prisimenu, europietiškais laipsniais buvo turbūt apie 30 laipsnių ir pakankamai didelė drėgmė, tai tas labai pasijuto. Pirmas dalykas, reikėjo įsigyti elektroninį termometrą, kuris galėjo rodyti Celsijaus laipsnius ir tada, aišku, mašina ir visi kiti dalykai rodo jau vietiniais skaičiais. Ir išmokti tiesiog jutiminę temperatūrą. Jeigu, pavyzdžiui, 70, tai vadinasi, ten mūsų laipsnis būtų 20 keli. Antras dalykas, greitis. Tai vėlgi, mašina vairuoja, tai viskas myliom per valandą. Ir atstumai. Tai jeigu navigacija įsijungia, kai pradeda pėdomis sakyti, kada reikia sukti, o eismas ir kamščiai didžiuliai ir turi reaguoti kiekvieną akimirką, tai vėlgi reikėjo prie to pratintis, kaip nustatyti, kad 500 pėdų, tai ten būtų, nežinau, 120 metrų kažkur. Turbūt visų didelių ir tokių labai, sakykime, veiklių miestų specifika yra ta, kad tie lietuviai, kurie nėra vienos didelės bendruomenės, bet jie yra fragmentizuoti į mažesnės grupės pagal interesus, pagal, nežinau, atvykimo laiką, pagal tradicijas. Tai vėlgi, tai nėra labai vieninga bendruomenė, kad visi susirenka į tą patį pikniką, kaip būdavo prieš 40 ar prieš 50 metų. Mes dabar važiavome į Brukliną ir važiuojame link Williamsburgo, kuris yra, trumpai tariant, tai kaip Feniksas kylantis iš pelenų, nes pasakojo žmonės prieš 40 metų, jeigu tu taksi vairuotojui sakytum Manhatane noriu nuvažiuoti į Williamsburgą, tai ko gero būtų sustojęs už Williamsburgo tilto ir sakytų eik pėsčias, toliau nevažiuosiu. Ir per pakankamai trumpą laiką visiškai pasikeitė veidas. Tai aš galvoju, kaip, pavyzdžiui, Vilniui galbūt Užupis, kur iš pradžių buvo tokia, daug landinių visokių, neaiškaus tipo žmonių gyvenančių kažkokių, ir tas po truputį staiga pasidaro toksai menininkų rajonas. Tai vat Williamsburgas ir šita parapija, jinai išgyveno tokią transformaciją, tai ko gero dar žymiai ryškiau. Žmonės atvažiuoja į naują šalį, atvažiuoja į visiškai kažkokį iššūkį ir tai, ką mes žinom, nebuvo tas gyvenimas toks lengvas, nelaukia čia niekas su doleriais atvažiuok ir mes iš karto tau mokam. Tai tas visas nevilties, iššūkių ir vargų vaizdas, į kurį tu įkrisdavai, jisai neišvengiamai tave priversdavo pažiūrėti prie to, kas tau duoda jėgų išlaikyti tą visą, sakykime, sunkumą. Ir tikėjimas ir bendruomenė tai buvo turbūt tie dalykai, kurie buvo vienintelis atramos taškas, kur žmonės galėjo sakyti, galiu melstis su kitais lietuviais ir Amerikoje lietuviškai ir mano tai vat yra tas vilties, pasitikėjimo Dievu, kad, kad ir kaip sunku bebūtų, bet mes turim kažkokį atspirties tašką. Pirmieji lietuviai į Brukliną atvyko dar 1864-aisiais, bėgo nuo caro imperijos represijų po pralaimėto sukilimo. Tada čia susikūrė net 3 lietuviškos parapijos. Šiandien išliko tik viena – Mergelės Marijos Apreiškimo.
Pats Bruklinas, miestas Long Islando saloje, ilgai išliko savotišku imigrantų rajonu, kuriame kiekviena čia įsikūrusi etninė bendruomenė stengiasi išlaikyti savo kultūrą. Neišimtis buvo ir lietuviai. Štai apreiškimo bažnyčia. Švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo bažnyčia buvo pastatyta vokiečių imigrantų XIX amžiaus viduryje. Projektas žinomo bažnyčio architekto, taip pat vokiečių imigranto Franco Georgo Himplerio. Aš šviesas galiu jungti. Bažnyčios interjero lietuviški akcentai, Šventojo Kazimiero, vėliau Aušros vartų Marijos freskos, Aušros vartų ir palaiminto Jurgio Matulaičio altoriai čia atkeliavo iš jau uždarytų lietuviškų bažnyčių. Susitinkame su šių dienų parapijiečiais. Vienas jų farmacininkas Algirdas Lukoševičius, lietuvių bendruomenės tarybos narys. Aš gimęs Niujorke. Mano tėvai pabėgo iš Lietuvos 1944 metais, paskui po karo gyveno Vokietijoje, kaip daug kas iš tų dipukų, ir paskui 50 metais atsikraustė čia į Niujorką. Aš esu daktaras Algirdas Lukoševičius iš Niujorko ir esu vienas iš lietuvių katalikų bažnyčios apreiškimo tarybos narių. Pirmą kartą Lietuvoje Algirdas Lukoševičius apsilankė šaliai ką tik atgavus nepriklausomybę. Žinot, atrodė kaip turėjo atrodyti tais laikais, nes atėjo Lietuva iš to postsovietmečio, daug kas buvo, galima sakyti, sugadyta, ir miestai, ir žmonės, ir kultūra buvo sugadyta, ir tą visą reikėjo atstatyti. Tai galima sakyti, kad tie laikai buvo sunkūs laikai, ir kai aš žiūrėjau su kitom akim atvažiavęs į Lietuvą, mano tikslas ir buvo mūsų daug tokių, ir iš Čikagos, iš Vašingtono, Clevelando, Detroito buvo tokių privažiavę, ir mes visokių biznelių darėm tenai. Bet vienas kitas tikslas, apart darant verslą, buvo, kad mes galėtume taip pat padėti su atgimtančia Lietuva. Todėl aš, pavyzdžiui, su farmacijos, farmakologijos komitetu dirbau, su sveikatos ministerija dirbau. Aš buvau įsivėlęs su parašymu pirmo įstatymo, kas yra receptinis, kas nereceptinis vaistas, nes viskas jiem buvo nauja. Iš vieno taško ta prigimtis lietuvių buvo, kad reikia išlaikyti tą lietuvybę. Ir aš mačiau tarp draugų, giminių ir jų rate, tai buvo tasai toksai, reikia kaip nors išgyventi šitą. Ir va tasai toksai dviempusiškas tas gyvenimas, man to psichologiškai labai įtakoja žmonės. Ir ar tu gali tą nuneigti, kai pasikeičia valstybė, aš nemanau. Man atrodo, tas turi būti išaugti ir turi keletą generacijų praeiti. Nes dabar irgi galvoju, jau tie, katrie yra 40 metų žmonės, jau jie neprisimena sovietinės Lietuvos. O jau senesni dar kažkaip toksai sovietizmas galbūt ir likęs yra. Ateitininkų valdybos, Tautos ir Baltijos tautų fondo narys Algirdas Lukoševičius dalyvavo įvairiose veiklose, taip pat rinko lėšas bažnyčios remontui. Prieš 4 metus bažnyčia buvo atnaujinta. Šiandien čia savo gimtąją kalbą meldžiasi 3 tautų atstovai, ne tik lietuviai, bet ir italai bei ispanai. Lietuvių parapija Brukline buvo didžiulė, žmonės netilpo į bažnyčią. Greta veikė ir lietuvių seserų vienuolynas ir jų išlaikoma Maironio mokykla. Deja, prieš 50 metų mokykla buvo uždaryta. Dar po poros metų buvo parduotas ir vienuolyno pastatas. Šiandien liko tik šio vienuolyno sesers Nikodemos vardas, suteiktas aikštei priešais bažnyčią. O kaip pašnekovas save vadina, Amerikos lietuviu ar lietuviu? Oi, čia jau padėti tokią gyslą mano, kur mane nervuoja. Tai aš turiu pažįstamų Čikagoj, kur visą laiką pabrėžia, mes ne lietuviai, mes Amerikos lietuviai. O kas tas Amerikos lietuvis?
Nėra tokio dalyko, nėra tokio sutvėrimo. Yra arba esi lietuvis, arba nesi lietuvis. Tai yra vienas ir tas pats. Aš, pavyzdžiui, skaitau save lietuviu, aš atstatęs pilietybę, mano vaikai turi pilietybę Lietuvos. Aš pastoviai važinėjau pirmyn atgal į Lietuvą, kas 2-3 mėnesiai darbo reikalais. Aš dirbu su Santariškių ligoninė, aš dirbu su Kauno klinikom, aš dirbu su daug kuo. Tai man tai yra keista, kad sakytų, oi, tu amerikonas. Aš ne amerikonas, aš lietuvis, aš tik tai gyvenu Amerikoje dabar. Mano tėvai atvažiavo kaip daug tų dypukų. Jų tikslas buvo pagyventi Vokietijoje, karas baigsis, mes visi grįžtam į Lietuvą. Tas neįvyko. Tai reikėjo atvažiuoti ir tas laikotarpis prailgėjo. Vaikai atsirado ir visą laiką buvo pasakojama, kad grįžti į Lietuvą. Ir todėl mes visada taip ir galbūt ir mąstėm, ir todėl ėjom į lietuviškas mokyklas, todėl ėjom į šokių grupės, todėl priklausiau ateitininkams ir vadovauju ateitininkų federacijoje. Ir tasai visas dalykas buvo su tokia mintim, kad mes grįšim atgal į Lietuvą. Tai man buvo ir mano tėvų buvo toksai tikslas, kad mes kada nors grįšime. Ir jeigu nori grįžti, tada turi užimti pareigas ir turi būti išsimokslinęs ir turi lietuviškai kalbėti. Mano mama tai yra daugiau prie Kudirkos naumiesčio, iš daržininkų tenai kaimo, o mano tėtis tai yra gimęs Pajavony. Tai daugiau taip Bartninkai, Gražiškiai, Pajavonys, tam visam krašte. Algirdas Lukoševičius remia ir jo tėvų lankytą bažnyčią Lietuvoje, Pajavonyse. Šokas buvo Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas prieš 2 metus Čikagoje. Ir paskutinį kartą, kada aš buvau Čikagoje dėl ateitininkų suvažiavimo, tokio kongreso, tai buvo, man atrodo, 85 ar 4 metais. Ir tenai tam jaunimo centre buvo pilna ateitininkų, šimtai žmonių, prisigrūdusios salės čia, visi viską. Šį kartą maža salė, vos 100 žmonių. Ir aš sakau vienam Čikagos ateitininkoje, sakau, kas pasidarė, kur visi tie ateitininkai? Sako, nutautėjimas veikia. Net tokioj Čikagoj, kur yra tiek daug lietuvių, vis tiek vyksta tas nutautėjimas. Kitas mūsų pašnekovas Raimondas Šlyžys, apreiškimo parapijos patikėtinis. Pasak jo, Niujorko Bruklino parapijos lietuviai gausiai švenčia tautinės šventes, taip pat ir Baltijos kelio dieną. Šį kartą Baltijos kelias buvo kitoks. Kai tik karas prasidėjo Ukrainoje, tai už 3 dienų mes suorganizavome eiseną į ukrainiečių bažnyčią. Mūsų parapiečiai susirinko čia su ukrainiečių vėliavom, lietuviškom vėliavom ir mes ten ėjome jų bažnyčią, dalyvavom jų mišiuose ir tai parodė mūsų solidarumą su jais. Aš manau, kad lietuviai visi atjaučia tą patį, kad čia tokia pati grėsmė, kuri gali liesti lietuvius, tai mes labai juos atjautėm ir norėjom parodyti, kad mes taip atjaučiam juos ir suprantame juos. Iš pat pradžių, man atrodo, kad čia Amerikoje žmonės buvo labai vieningi. Dabar girdi skirtingų balsų, ar mes visą laiką ten turėsim piltus pinigus į Ukrainą jūs paremti. Kol kas aš manau, kad Amerika dar duos paramos ukrainiečių, nieks nežino, kas gali būti ateityje, bet ta parama buvo labai svarbi ir aš manau, kad protingi žmonės tą supranta, kad ukrainiečiai gina ne tik savo nepriklausomybę, bet ir didelį dalį Europos ir čia yra Amerikos interesas irgi. Kiek aš suprantu, kai Lietuva siekė nepriklausomybę 1918 metais, Amerikos lietuviai labai prisidėjo ir finansiškai, ir susisiekė su atstovais. Tai ten buvo labai didelė parama tais laikais. O kai Lietuva siekė nepriklausomybę 1990 metais, tai mes irgi čia būdami Niujorke darėme tiek, kiek mes pajėgėme. Mes rašėm laiškus, mes nuvykom į Vašingtoną, susisiekėm su atstovais, darėm protesto aktus čia Niujorke. Tai kiek mes pajėgėm, mes stengiamės padėti Lietuvai.
Raimondas Šlyžys priklausė Lietuvos nepriklausomybės komitetui Niujorke. Komitetų buvo ne vienas. Amerikos lietuviai visais įmanomais būdais primindavo vietos valdžiai apie Lietuvos okupaciją. Buvo surinkti milijonai parašų, prirašyta tūkstančiai laiškų. Lietuviai savo pareiškimais ir kanklėmis spaudė vietinius politikus, senatorius, kongresmenus pažvelgti anapus geležinės uždangos. Girdite Amerikos balso transliaciją iš Jungtinių valstijų atstovų rūmų Vašingtone. 1976. Kongresmenų pasisakymų ištraukos. Message goes back to those people in Lithuania that they have not been forgotten. I want to join with my colleagues, wishing you well and to assure you that your cause, your concern is our cause, our concern, and we do have a common goal. So toward the end of freedom for all, we must unite and work toward that goal. So help us God. Norėtų kongresmenai su visom kalbininkėm padaryti bendrą nuotrauką, tai jeigu galėtų visus ateiti iš kongresų, tai vad maestro, Buvo toks komitetas, Lietuvos išlaisvinimo komitetas, aš ten dalyvavau ir mes taip organizavom tokius protestus. Čia buvo vienas protestų akcija prie Sovietų Sąjungos atstovybės. Ten buvo labai didelis protestų aktas. Ir ten važiavom į Vašingtoną, organizavome autobusus, kad mes ten irgi galėtume prie Rusijos ambasados, rodos, buvo. Laisvė ir nepriklausomybė yra tautos egzistencijos būtinoji sąlyga, teigia viena didžiausių antisovietinių organizacijų Vyriausiasis Lietuvai išlaisvinti komitetas, trumpiniu Vlikas. Lietuvos valstybės suverenitetas dėl Tarybų Sąjungos okupacijos neišnykęs, o tik laikinai sustabdytas. Vlikas įkurtas prieš 80 metų Kaune, Parodos gatvė 9. Išlikęs Amerikos balso įrašas. Pasitarimas prasidėjo 8 valandą vakaro. Krito pirmi sniego gabalai į Kauną. Aš paprašiau, kad ne vienas iš svečių būsimų Vliko narių nepaliktų paltų koridoriuje. Tai reiškia, darėm visas saugumo priemonės, kad nekristume niekam į akis. Mes turim paruošti deklaraciją dėl tuometinės laikysenos, dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, kaip laikysimės šiandien, kaip laikysimės sunkiausiose sąlygose ir kaip laikysimės nepriklausomybę atstatant. 1944 vasario 16-ąją paskelbus deklaracijai lietuvių tautą, Vliko nariai buvo suimti, vėliau pasitraukė į Vokietiją ir Jungtines valstijas. Vlikas veikė beveik 50 metų, taip pat ir pirmaisiais metais po nepriklausomybės atgavimo. Įdomu, kad būtent Vlikas buvo vienas iš Kopenhagos tribunolo organizatorių, pasmerkė Sovietų Sąjungą dėl Baltijos šalių okupacijos. Tais pačiais 1985-aisiais buvo suorganizuotas 3 Baltijos šalių protesto plaukimas Baltijos jūra. Dalyvavo 300 lietuvių, latvių ir estų, bei 100 įvairių šalių žurnalistų. Plaukiant pro Lietuvą, Latviją ir Estiją buvo giedami tautiniai himnai ir minimi žuvusieji už laisvę. Iki Baltijos kelio buvo likę 4 metai. Čia yra nuo 1937 metų. Čia vyskupas Reinys, tais metais jis buvo vyskupas, vėliau arkivyskupas, lankė apreiškimo parapiją ir čia yra paveikslas iš jo išleistuvų, tai čia buvo mūsų parapijos salėje. Tais laikais buvo tokia mintis, kad čia yra mūsų pareiga išlaikyti lietuvių koloniją Niujorke ir kitose miestuose. Tada nebuvo taip lengva aplankyti Lietuvą. Dabar, kai nori, tik gali nupirkti oro bilietus ir skristi į Lietuvą, kada nori, dabar lengvas susisiekimas. Tais laikais atrodė, kad kelio atgal nėra ir kad mes čia darysim tiek, kiek galim išlaikyti lietuvišką koloniją. Aš atsimenu, kad mano tėvo mintys vis buvo apie Lietuvą, kad jis vis prisimindavo apie savo praeitį Lietuvoje, apie tuos miestelius, giminės draugus, kur ten buvo. Tai tas visada buvo jo mintyse ir širdyje. Aš atsimenu, kai aš lankiau mokyklą, kai buvau jaunas, tai nieks tikrai nežinojo, kur ta Lietuva yra, kas ta Lietuva yra.
Aš atsimenu, kalbėjau su vienu mokytoju ir klausė apie mano tautybę. Aš sakiau, kad aš esu lietuvis. Jis sakė, ne, aš neklausiu apie tikėjimą, kad esu liuteronas, aš klausiu iš kokią tautybę. Visai negalėtų rasti, net čia mokytojas visai negalėtų rasti Lietuvą ant žemėlapio. Tai man tas vis liko minty, kad aš priklausau prie lietuvių ir man tas yra labai svarbu. Per visą mūsų bažnyčios istoriją Apreiškimo bažnyčia buvo pagrindinė lietuvių bažnyčia Niujorke, bet rajonas labai pasikeitė. Atsimenu, kai buvo mūsų vestuvės, čia buvo net tikrai pavojingas rajonas, neįsivaizduotam tą dabar mato tuos dangoraižius, didelius puikius pastatus, kur kainuoja milijonus dolerių, tada buvo labai net pavojingas rajonas. Kai mes nurodėme svečiams, kaip nuvažiuoti iš bažnyčios į pietus po vestuvių, tai rodėm, kaip vengti Williamsburgo rajoną. Kuo mažiau aš kalbu lietuviškai, tai tuo daugiau apgaunu žmonės. Kai aš būnu Lietuvoje ir kada klausia manęs, iš kokio miesto jūs esate, tai galvoju, jau laikas man sustot kalbėti, kad nesuprastų, kad aš ne iš Lietuvos. Tęsėme kelionę po Brukliną su lietuvių parapijos kunigu Valdemaru. Galim? Lietuvių gyvenama vieta nuo 20 amžiaus pradžios tapo atokesnis Bruklino rajonas Williamsburgas. Iš čia buvusio Floydo Benneto aerodromo lemtingam skrydžiui per Atlantą 1933-aisiais pakilo Lituanika su Steponu Dariumi ir Stasiu Girėnu. Williamsburgas priglaudė ne tik lietuvius, bet ir Lietuvos totorius. 1931-aisiais jie čia pasistatė medinę mečetę, seniausiai iki šiol veikiančią mečetę visose Jungtinėse valstijose. Ir dar apie skonį ir kvapą. Niujorkas tautų katilas, kuriame ne visada rasite automobiliui vietos, dar rečiau geros kavos. Žinokit, reikia pas italus eiti ir į geras vietas, tai Brukline geros itališkos kavos yra. Atradau, kad itališkas maistas gali būti skanus su amerikietišku prieskoniu. Tai pavyzdžiui, aš niekada nesu ragavęs, pavyzdžiui, kokios nors pasta alla carbonara. Italijoje jinai gaminama vienai, čia jinai tokia su riebesniu padažu, bet skonis yra kitoks, bet geras. Bet man didžiausias atradimas buvo tai, sakau, tie žydiškos tradicijos bagels, tai beigeliai, sakykime, tos bandelės. Ir nuostabiausias dalykas yra tas, kai nueini į tą kavinę, kur tos bandelės, tai beigeliai būna, tai turi žinot, ko tu prašai, kaip užsakyti, kad tu prašai to beigelio, kad jisai turi būti į toasterį įdėtas pakaitintas. Ir tada labai svarbu yra, ką užsidėsi. Tai pavyzdžiui, kad tai turi būti tas sūrio užtepimas ir po to arba dešra, arba kas įdomiausia, lašiša rūkyta. Ir vadinasi lioks, kur kyla iš esmės iš vokiečių kalbos ir vokiečių kalba ir jidiš yra labai artima, tai ten tų žodžių panašių yra. Ir iš to būtent ateina, kad tas lioks taip ir liko. Neperkeiti jo kokį nors į salmoną angliškai, bet ir visi Niujorke sako, ten noriu bagels koks nors su lioks. Ir visi viską žino, kad tai kalba apie lašišą. Bet yra vienas iš jų vadinasi everything bagel, tai kaip sakant viskas beigelis. Ir jo tradicija pagal viską jau Niujorke yra, kad vienas iš tų kepėjų surinkęs tas liekanas sezamo sėklų ir kažkokiu kitu iš to, kas nukrito ant pečiaus dugno, uždėjo ir dar kartą šitą dalyką pakaitino ir gavosi tas toksai unikalus Niujorko skonis. Tai ir pavadinimas yra toks everything, kad viską, ką ten iškrapštė iš to dugno. Mes dabar važiuojame į buvusią Švenčiausios Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčią. Tai jinai matosi iš esmės, tas baltas pastatas ant kampo, tai yra bažnyčios šonas. Ir bendruomenių skaičius mažėjo, lietuvių mažėjo, tai ta bažnyčia buvo 1981 metais parduota ir ten dabar yra įsteigtas kažkoks socialinės pagalbos centras. Tai aš galvoju, mes galim bandyti galbūt čia sustoti, kol ten mūsų nieks nevaro. Ir nestūmė, ir nepipsena mūsų piktai, galim bandyti prisiparkuoti. Parkavimas Niujorke yra beveik, kaip sakant, menas, kur tu pasidarai
profesionalas, kuo daugiau parkuoji, tuo geriau tą dalyką darai, arba tuo įžuliau tą dalyką darai. Aplankysime dar vieną lietuvių bažnyčią pastatytą XIX amžiaus pabaigoje ir kuri veikė daugiau nei 100 metų. Tuo metu Brukline gyveno per 1000 lietuvių. Atvykę į Jungtines valstijas iš pradžių lietuviai meldėsi kartu su lenkais. Tik po to susiprato esantis skirtingi ir ėmė kurti savo atskirą nuo lenkų parapiją. Nusipirko vokiečių protestantų bažnyčią ir pavadino Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės vardu. Čia klebonavo kunigas Antanas Milukas, kuris rūpinosi jaunimo švietimu ir knygų leidyba. Norėjau sakyti, kad žalia šviesa, bet Niujorke jinai yra balta. Lietuvių bendruomenė, kai norėjo turėti savo bažnyčią, tai istorija buvo tokia, kad tas pastatas pirmiausia buvo statytas ne kaip bažnyčia, bet kaip kažkoks klubas arba toksai visuomeninės paskirties objektas, kuris buvo parduodamas ir tada lietuviai nupirko tą bažnyčią. XX amžiaus viduryje bažnyčios jubiliejaus proga garsus lietuvių vitražistas Vytautas Jonynas sugalvojo padaryti staigmeną. Tai va, taip atrodo buvusi Švenčiausios mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčia. Hi, how are you? Thank you, fine. I have a question. Sveiki, noriu paklausti. Filmuojame dokumentiką apie šią bažnyčią, kuri anksčiau buvo lietuvių. Ar galime pafilmuoti viduje esančius vitražus? Turiu atsiklausti. Gerai, mums reikia vitražų, kurie... Viduje? Jeigu įmanoma. Filmuojame lietuvių paveldą Niujorke. Toj klausia, ar galės mūsų vidų įleisti. Čia žmonės filmuoja dokumentiką apie lietuvių paveldą. Lietuvių paveldą ir klausia, ar gali pafilmuoti vitražus. Prieš 60 metų dailininkas Vytautas Jonynas šiai Niujorko bažnyčiai padovanojo 10 didžiulių vitražų su Aušros vartų, Šiluvos, Pažaislio, Liurdo ar Fatimos Madono atvaizdais. Pasak to meto spaudos, vitražai pavertė maldos namus spindinčių brangakmenių jau gerokai pavargusiame Viljamsburge. Prieš 40 metų beveik 100 veikusi lietuvių bažnyčia buvo uždaryta. Šiandien čia šeimininkauja meksikiečiai. Aš kunigas Valdemaras, atstovauju lietuvių katalikams Niujorke. Su manimi žmonės iš Lietuvos televizijos ir jie filmuoja dokumentiką apie lietuvių paveldą, nes šitas pastatas priklausė lietuvių bažnyčiai. Mus domina šie vitražai, sukurti lietuvių menininkų. Ar galima juos pafilmuoti iš vidaus? Tik šiuos? Jeigu įmanoma, tuos viršuje taip pat. Gali būti, kad viršuje žmonės dirba. Turiu jų atsiklausti. Gerai, jeigu įmanoma. Ok. Tai žiūrėkit, ten dėl ofisų eina dar klausti, bet va, taip kaip atrodo ta bažnyčia. Šiame pastate veikė parapinė mokykla ir net 11 draugijų, vaikų chorai, beisbolo klubas, ateitininkai ir kiti. Thank you very much. Va, čia dar vienas yra vitražas irgi. Matome grubaus stiklo vitražus. Čia galėjo būti taip pat Vytauto Jonyno vitražai. Dovanotų vitražų jau nebėra. Tai va, šį bei tą galim pamatyti. Iš 10 Jonyno vitražų 6 buvo perkelti į Aušros vartų bažnyčią Manhetene. Ši lietuvių bažnyčia beveik prieš 20 metų, nepaisant lietuvių protestų, taip pat buvo uždaryta ir nugriauta. 2013 grįžimo laikas. Jonyno vitražai grįžta į Lietuvą. Būtent tai buvo skelbiama lietuviškoje spaudoje. Kiek jų grįžo, kol kas neaišku. Žinoma, jog vienas eksponuotas Marijampolėje. Tais pačiais metais Lietuvoje atsirado skelbimų apie pardavinėjamus amerikietiškus vitražus. Atsisveikiname su kunigu Valdemaru ir keliaujame toliau į Manheteno centrą, Wall Streetas. Pone, aš noriu Jums padėkoti už seną, gražią, inteligentišką kalbą. Jie niekada negrįžo į Lietuvą, čia jiems buvo didžiausia širdgėla, įsivaizduojat, viską palikti, važiuoti ant amžinųjų. Ir kaip mes visą laiką mylėjom Lietuvą, Jūs turit mylėti Lietuvą, nes jinai labai yra unikalus kraštas.
Lietuviai Jungtinėse valstijose statė ne tik bažnyčias, mokyklas, kūrė savo bendruomenės, bet ir turėjo savo laikraščius ir radiją. Prieš daugiau kaip 70 metų Ročesteryje vietos lietuviams kilo mintis įkurti lietuvių radijo valandėlę. Juozas Braknis, tada žinomas pirmosios bangos fotografas, pasakė: esate smarkus vyrai, gerai išmokslinti, tai organizuokite. Mes biznieriai padėsime. Ir žodį tesėjo. Lietuvišką programą tuo laiku klausydavosi visi. Net restoranuose išjungdavo kitas radio programas ir televiziją. Iš Bruklino keliaujame į Manhateno centrą Wall Streetą. Susitinkame su dar ir šiandien dirbančia radio diktore Giedre Kumpikas. Kaip aš susitikčiau gatvį, sakyčiau labas, aš čia Giedrė. Jeigu nori pavardę Kumpikaitė arba Kumpikas, kaip mes sakom, bet gimusi Kumpikevičiūtė, bet žinoma, čia labai ilga pavardė. Tai gyvenu New York'e, ne pačiam mieste, nors esu gyvenus mieste, kad aš gyvenu už miesto. Dėstau prancūzų kalbą, dirbu su lietuviais, su lietuvybė, su bendruomenėm, su organizacijom. Rašau knygas, dariau filmą, vienu žodžiu. Šiek tiek kažką darau. Einame į multikultūrinę radio stotį, iš kurios transliuojama Tautos fondo remiama New Yorko lietuvių radio programa. New York'e daugiau kaip prieš 80 metų iš čia pradėta transliuoti radio valandėlė Lietuvos atsiminimai. Vėliau Lietuvių radio klubas, o nuo 2001-ųjų Giedrės Kumpikas New Yorko lietuvių radijas. New Yorko radio galima klausytis ir šiandien antradienio vakarą New Yorko laiku arba trečiadienį anksti ryte Lietuvos laiku. Labas rytas. Sveiki, kaip laikotės? Gerai, atsivedžiau žmonės iš Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos. Netrukdome? Gal jums dabar pertrauka? Taip, dabar man pertrauka. Jūsų laida transliuojama per PAT, tai galima vadinti nestandartinę stotimi. Nestandartinė stotis – įdomu. Jos ilga istorija. Transliuoja jau nuo 40-ųjų. Grodavo tokia lengvo pobūdžio muzika. Vadinome ją lifto muzika. Tai muzika, kurią girdi įėjęs į liftą. Aš Viktoras, dirbu čia nuo 2004 metų. Jūs iš Rumunijos? Taip. Ar žinote ką nors apie Lietuvą? Taip. Ir ką žinote? Domiuosi futbolu. Vienas geriausias jūsų žaidėjų žaidžia Rumunijoje. Tomas, jis puikus žaidėjas. Maniau buvo išrinktas šiais ar praeitais metais geriausių Lietuvos žaidėjų. Jis žaidžia aukščiausioje lygoje. Bet mūsų jie bendra istorija, tiesa? Buvome dalis Sovietų sąjungos. Sovietų sąjungos, kad ir kaip ją vadino, komunistinis blokas. Ačiū, Viktorai. Dabar išgarsėsite nacionalinėje televizijoje. Nacionalinėje televizijoje? Taip, Lietuvos. Tai puiku. Aš buvau su draugais Laisvės alėjų Kaune. Buvo gana įdomi tokia scena. Buvo tokie du berniukai, sėdėjo ant suolo, tai atėjo pas juos, sako, vaikai, ar jūs mokat Lietuvos himną? Tai tie sako, ne, kam? Tai aš buvau labai nustebus ir man buvo tokia staigmena ir kažkaip, kadangi mes visi Amerikoje tai užaugę su tuo himnu kaip šventas dalykas. Bet žinot, jauni žmonės, vaikai, jiems kiti dalykai galvoja. Man labai patinka Mažeikiai ir, žinot, Mažeikiuose, man tėvelių gimtinė Mažeikiai, tai Mažeikių rajonas, kadangi jis iš tos tokios senos bajorų šeimos, bet žinoma, jie pinigų neturėjo, kadangi caro laikais atėmė viską, išskiriant tą jau pavadinimą, jų titulą. Aš pradėjau važiuoti į Mažeikius maždaug 2007 metais ir pagalvoju, aš nieko nepažįstu Mažeikiuose, reikia paskambinti į meriją. Paskambino į meriją, reikia, kaip mes sakom, start from the top. Paskambino į meriją, sakau, aš esu iš New Yorko, man tėvelis čia gimęs, aš statau filmą apie jį. Ir prasidėjo viskas.
Mano tėvelis įstojo į kariuomenę, svajodamas pasidaryti lakūnu, bet vietoj to buvo paskirtas į aviacijos mechanikų skyrių. Ten jis pasiekė puskarininkio laipsnį ir tapo puikiu mechaniku. Prieš 15 metų Giedrė Kumpika sukūrė dokumentinį filmą apie Mažeikiuose gimusį tėvą lakūną Julijoną Kumpikavičių. Filmas pelnė aukščiausią apdovanojimą tarptautinėme Hjustono dokumentinių filmų festivalyje. Julijonas Kumpikavičius – lietuviškos civilinės aviacijos pradininkas, Šaulių sąjungos aviacijos įkūrėjas, lygiai prieš 90 metų senu čekišku bemotoriu lėktuvu iš Prahos, kur mokėsi ir gavo civilinės aviacijos lakūno licenciją, skrido į Kauną. Buvo labai įdomu. Prisistatė du mano senelio kažkokie pažįstami ir draugai. Ir pasidarė tokį net ir žvaigždės mano filme. Ratai tokie padaryti. Antračiai buvo. Jo. Ir ten buvo, tos audeklus reikalinga buvo suvelti. Jo. Ir suspausti. Ir tie audeklai pasidarydavo tokie kaip pirktiniai. Daug nesiskyrė. Tai žemaitiškai aš suprantu, kaip jie pradeda žemaičiuoti, tai man viskas aišku. Bet aš pati kalbėti ne. Aš tik žinau, kad kažką jie man vieną kartą tėvelis sako, vaizdėk jo, kišks repeto ar kažką panašaus. Tai žinote, tai mano vienintelė frazė. Jau buvo vasara. Gyvenimas pasidarė normalesnis ir nebuvo pilnas baimės. Buvo labai sunku, mes buvom visi išmesti iš savo, kaip sakant, lizdo ir praradom kraštą, kalbą, draugus, šeimą, tėvus. Daug žmonių labai pergyveno, niekaip negalėjo prisitaikyti. Kiti šiaip taip geriau. Bet dabartinė emigracija yra visiškai kitokia. Nes mums tiesiog tėvams, jie niekada negrįžo į Lietuvą, čia buvo didžiausia širdgėla, įsivaizduojat, viską palikti, išvažiuoti ant amžinųjų ir niekados nebegrįžti. Ir žinot, kad galimybių nebuvo. Pirmą kartą, kaip aš nuvažiavau į Lietuvą 78 metais, ir dar buvo sovietmetis, kaip sako. Ir tai aš parvežiau filmą, tai tėvelis tiesiog sėdėjo ir verkė, žiūrėjau savo brolį, savo seseris. Nes ir buvo labai, man sakau, man net buvo keista, kaip aš atvažiavau su tuo labai tokiu vargingu traukiniu iš Lenkijos. Kaip traukinys atvažiavo į tą stotį, pamačiau Vilnius per rūką iš ryto. Man atrodė visiškai nerealu, kad iš tikrųjų yra tokia vieta kaip Vilnius, tokia vieta kaip Lietuva. Nes jūs, žinot, kiek man buvo 3-4 metai, aš nieko neatsimenu. Tai mūsų visų lietuvybė yra mūsų tėvų lietuvybė. Mes dabartinės Lietuvos, žinot, aš tai pažįstu. Bet vis tiek mes jau kitokie. Ir gyvenimas eina, žmonės keičiasi, mes, kaip sakant, truputį daugiau esame amerikoniški, dabar su amerikonėje, o Lietuva irgi keitėsi, bet mūsų širdyse tai buvo ta Lietuva, kur mūsų tėvai išsivežė. Ir tas mūsų rišo. Aš pradėjau eiti į mokyklą. Tai buvo lietuviška mokykla, ne vokiška, nes alijantai leido žmonėms pasirinkti, į kokią mokyklą jie norėjo leisti vaikus. Žinot, čia yra toks psichologinis dalykas, kaip užaugę su tai mintim, kad mes esame lietuviai ir mes nebeturime savo krašto ir mes turim tą kraštą šiek kaip nors išlaikyti, tos mokyklos, štatinės mokyklos ir tautinių šokių grupės ir būreliai. Mūsų tėvai tiesiog pergyvendavo, jeigu kas nors pradėdavo draugauti su nelietuviu. Buvo tėvų Čikagoje, kur nėjo į dukters vestuvės, kadangi jinai ištekėjo už amerikoną. Nes buvo toks stiprus ryšys išlaikyti tą lietuvybę. Bet aš turiu pasakyti vieną dalyką įdomų. Kaip aš buvau Mažeikiuose ir rodė mano filmą, tai po rodymo vienas vyresnis žmogus, labai fainas, atsistojo žemaitis, sako, ponia, aš noriu Jums padėkoti už seną, gražią, inteligentišką kalbą. Sakau, labai malonu, bet žinot, mano kalba yra iš mamos, kadangi mama buvo suvalkietė iš Marijampolės. Tai aš
Man buvo pasakyta taip, su draugais tu gali kalbėti kaip tu nori angliškai, bet namie tu kalbėsi su mumis lietuviškai. Tai taip ir išliko. Bet lietuviais, kaip jūs sakot, kas bus, tai nebus, bet žemaitis nepražus. Tai vat, sakau, Lietuva kažkaip nepražus. Dabar jūs turite tą didvyrį, kur perplaukė Atlantą. Nu, tai bent yra didvyriškas žygis. Ir kloti per Atlantą. Nu, yra tokių vyrų. Pagaliau, 7 dienos rytą pamatėme žemę. Bostono uostas pasirodė ankstyvoj ryto saulės šviesoj. UNRWA, Jungtinių tautų pagalbos administracija, visiems davė po $10. Mano tėvelis tuojaus nuėjo ir nupirko mums apelsinų. Gimusi Kaune, Giedrė su tėvais atvyko į Ameriką būdama 9 ir gerai atsimena vargus, kuriuos teko patirti jos tėvams, niekada taip ir neišvydusiems prarastos tėvynės. Nuplaukėm į Bostoną tą pačią dieną, įsėdom į traukinį ir atvažiavom į Niujorką. Mus pasitiko mano dėdė, daktaras Trimakas, jis buvo ekonomistas, profesorius, diplomatas ir jo sūnus. Ir mus nuvežė į mūsų pirmą butą, kurie pasamdė vienai savaitai $10 į savaitę. Tai mums $10 atrodė kaip aukso kasyklos kažkokios. Nes mes atvažiavom su labai mažai pinigų, gal kokiais 300. Nes Amerika sakė, jūs neturite teisės įsivežti jokių pinigų. Jūs turi išlaikyti tie žmonės, kuriuos sponsoriavo. Nu, tai atvažiavom. Užsimokėjom tas vargingas butelis, buvo Williamsburg, dabar labai jau geroj vietoj. Nu, ir buvo 2 aukštas ir buvo padalintas butelis į 2 pusės. Nebuvo jokios vonios, tik tai buvo tenais kažkoks tai tualetas. Šaldytuvas buvo, kaip mes vadinam, senoviškas icebox. Dėžiai atveždavo didžiausią gabalą ledo. Tai buvo sena Amerika, senas New Yorkas. Važinėdavo gatvėmis tokie, pardavinėdavo vaisius, italai su savo vagonais. Nu, tokios scenos, kur buvo man kažkaip įsimintinos. Buvo labai karšta, buvo virš 90 kasdieną, o mes nepripratę prie tokių. Jokio air conditioning. Net neturėjom ventiliatorius, nieko. Tai tas oras karštas, viduj karšta. Tai vienintelis būdas, tai mes nueidom prie vandens, East River, truputį atsikvėpti. Bet tėvelis ir mane turėjo jokio darbo, nekalba angliškai. Jam pasakyta, kaip aš filmą sakiau, come back when you have American experience. Kaip tu gausi tą patirtį, jeigu tu niekur jos negauni. Tai jis bandė ten, bandė šitą ir pagaliau gavo darbą kaip mes sakom, presorius, kuris lygina tuose valyklose kostiumus. Tai irgi visą dieną prie to karšto tas dangtis, reikia nuleisti, koją paspausti. Tai jam buvo labai sunku. Bet tada tėvelis gavo darbą tokioje aviacijos kompanijoje. Ir jis iš karto dirbo dieną, paskui jis perėjo naktimis dirbti. Tai jis dieną dirba toj dirbtuvėlėje savo, naktį eina į tą savo darbą. Mes buvom pirmieji, nusipirkom seną mašiną. Tai man buvo kažkaip man nepatiko, kadangi ta mašina tikrai sena, 36 metų, toks Fordas. Bet dabar aš pagalvoju, kokia miela mašinėlė. Bet vis tiek turėjau mašiną. Žmonės pradėjo burtis į socialinės grupės ir aš pradėjau eiti į šokius. Mes išmokome angliškai ir gavome Amerikos pilietybę. Bet dauguma žmonių tai tiesiog papuolė į tuos vargingus darbus ir jie žino, kad jų vaikai turi mokintis, nes per mokslą yra ateitis ir darbai, profesija ir šioks toks gerbūvis. Tai mes visi mokinomės. Mes visi labai gerai baigėm mokyklas, vieni geriau, kiti blogiau. Ir visi įsigijom profesijos. Žinoma, mes visi užaugom jau su labai gera anglų kalba, be problemų. Tėvai kaip kurie išmoko gerai, kaip kurie neišmoko. Mama labai gerai išmoko angliškai. Bet buvo ir tokių žmonių, kurie tiesiog
Nežinau, kodėl iš principo nenorėjau išmokti angliškai. Tai reiškia, mes lietuviai, mes nesimokinsim angliškai. Tai čia labai durnas nusistatymas, mano nuomonė. Bet buvo ir visokių. Good evening. You're listening to the Lithuanian radio program from New York. Lithuania, the oldest language in the world. Šios programos rėmėjai yra pagrindiniai Lietuvių piliečių klubas, dr. Donatas Aleksandravičius ir Metro Dental Service, Tautos fondas ir mūsų klausytojai. Štai jau daugiau nei 20 metų Giedrė Kumpikas, beje prancūzų kalbos profesorė, veda lietuviškas radio laidas. Dabar tai vienintelis ryšys su lietuvių bendruomenė. Prieš 50 metų, tada, kai išlaisvinti Lietuvos ir kitų sovietų pavergtų šalių atrodė neįmanoma, už geležinės uždangos skambėdavo Laisvosios Europos radijo ir Amerikos balso transliuojama vilties žinia. Voice of America, taip, arba Radio Free Europe. Tai čia buvo dvi skirtingos labai svarbios programos, kurios, kiek aš žinau, davė labai daug vilties žmonėm už tos geležinės uždangos. Bet ne tik Lietuvai, bet jos ir buvo transliuojamos ir Čekijoje, ir Vengrijoje. Aš žinau, kad tas labai padėjo vengrams. Ir tai, kad padėjo, aš nežinau, ar tas iš tikrųjų padėjo, bet dėl tų visų laidų vengrai sukilo. Ir paskui mes visi žinom, jiems niekas nepadėjo. Jiems buvo labai paskui sunku ir blogai. Bet radijas tai yra labai svarbu. Vašingtone buvo labai didelė eisena. Daug žmonių dalyvavo, daug žmonių surinko pinigų, čia skatino visus Romas. Bet akcijos buvo labai stiprios. Mes tiesiog visi kovojom, nes visi galvojo, vis tiek kada nors Lietuva bus laisva. Mes jaunimas, tai žinot, jaunimas, mums įdomu kiti dalykai, šokiai, mokslai, draugystės ir panašiai. Tai mes kažkaip, žinot, gerai, bus kada nors, bet mums neatrodė kaip realu. Bet paskui, bet radijas labai daug turėjo, kadangi mes televizijos neturėjom. Čikaga, aš nežinau, kada Čikaga atsidarė, kada pradėjo. Nes Čikaga yra Lietuvos sostinė už Lietuvos. Tenais yra daugiau lietuvių negu Kaune, galiu garantuoti. Krautuvės lietuviškos, visokie barai, svetainės lietuviškai. Gazolino stoty, benzino stoty, mes stojom į toks juodas darbininkas atėjo, sako, apipilt pilną. tikrai, garbės žodis girdėjau pati. Patikrint alyvą, tai jie išmoko. Tai radijas labai buvo svarbu. Štai ką James Hawkins, lietuvių vadinamas Džimiu Vanagaičiu, pasakojo atsilankęs į Amerikos balso studijas Vašingtone. Kur išmokai lietuviškai kalbėti? Aš išmokau lietuviškai tenais pasiuntinybei, kada ponas Balutis buvo tenais. Aš girdėjau, kad pats ir dainuot lietuviškai moki. Taip, aš dainavo viskį, bet aš jau dabar pamiršiu tą dainą. Aš tai mano, kad buvo vaikščiojo, peržėlę gerelį, vaikščiojo. Aš mano, kad tas žodžiai tai buvo. Taip, ar gali padainuoti ją čia, gali moki? Aš nežinau, ar dabar ne. Aš pamiršiu. Mes esam downtown Wall Street, čia yra Broad Street. Yra viena iš principinių finansinių gatvių. Ir Exchange Place, tai čia viskas, žinot, darosi visokios akcijos, o tenai, žinoma, yra Wall Street, jau tenais visas pasaulio turtas sukasi. Tai čia visos tos gatvės, gatvelės, viskas sąryšys su pinigais, su finansais. Man atrodo, kad kas New York'e patraukia daugiausia, tai yra tas judėjimas, momentum, kaip mes sakom, tas pulsas. Aš jau niekur kitur taip nejaučiu. Paryžiui šiek tiek. Bet žinoma, nebuvo Hongkonge, bet that's another story, kaip sako. Aš esu lietuvė, bet aš esu jau dabar tokia nepilnavertė, nepilnai lietuvė, nepilnai amerikietė. Aš esu something in between.
nes labai yra sunku, faktiškai vis tiek europietė daugiau, aš manyčiau. Nes ten, kur gimsi, tai tokios yra tavo šaknys. Aš esu lietuvė gyvenanti Amerikoje. Tai tiek. Aš linkiu Lietuvai, kad išliktų lietuviška, nepasiduotų per daug svetimom įtakom, ypatingai blogom svetimom įtakom, nes viskas, kas nauja, patraukia, bet ne viskas, kas nauja, yra labai gerai. Tai reikia išlikti lietuviais, nereikia būti žinoma fanatikais, bet reikia žinoti savo vertę ir turėti savim pasitikėjimą, nes kartais lietuviams, aš manau, trūksta šiek tiek pasitikėjimo savim. Gal dėl to, kad tiek metų amžių jie buvo pavergti, bet lietuviai yra labai pranašūs žmonės, jie labai kūrybingi, jie labai yra drąsūs, jie labai išradingi visose srityse. Žiūrėkite į krepšinį, kalbant apie sportą. Bet aš linkiu Lietuvai, kad jie išliktų lietuviški. Tikrai. Šiandien vienybė kaip niekada svarbi. Už mūsų ir visos Europos laisvę kovoja Ukraina. Apsaugokime Ukrainos karius. Akcija Radarom. Aukoti galima telefonu 1485, auka 5 eurai ir internetinėme puslapyje radarom.lt. Tautinis dalykas yra antraeilis. Čia buvo didžiausia problema. Mes turime mažą bažnyčią ir mes norim ją gauti atgal. Paėmė užrakino duris ir mumis taip ir išmetė. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai Dzūkijos reikia taravot. Niujorko garsai. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.